Sveiki tinklalaidės autoriaus diena klausytojai. Esu žurnalistė Milda Paukštė ir sveikinuosi su jumis iš Vilniaus senamiesty įsikūrusios galerijos Balta Balta. Šį kartą esu apsupta keramikos kūrinių, išdegtų vienintelė Lietuvoje malkinio degimo keramikos aukštakrosnyje. Tokio tipo krosnys pasaulyje žinomos japonišku anagama vardu. Šią kūrybos kryptį Japonijoje pažinusios ir įvaldžiusios keramikės Beatričės Kellerienės darbų paviršių dekoruoja ugnies liepsnos ir 1300 laipsnių karštyje išsilydę medžio pelenai. Kol tai įvyksta, menininkė 5 paras pasiaukodama kursto keramikos krosnį ir gėrisi liepsnų šokiais. Tas degimas toks yra truputį mistifikuotas procesas, nes jeigu tu degi 5 paras, tai vadinasi, tu daugiau nieko kito neužsiemi. Tu negali nueiti nuo krosnės, nes jeigu nueisi, nukris temperatūra ir tu jos neišdegsi. Tai ta temperatūra yra pastoviai iki tam tikro laiko keliama, o paskui yra palaikoma. Tu kaip ir išeini į tą krosnį gyventi, tu toj krosnį ir gyveni. Tu žiūri į ugnį, ten rekomenduoja, aišku, sėdėti tamsius akinius, kad akim nepakenktum. Ir vien tik apie tai galvoji, bet reikia ir pavalgyti, ir pailsėti, ir nusiprausti, bet tu negali atitolti, nes tada nelabai suvoksi tą visą procesą. Tu būni pavargęs. Tai labai mažai žmonių, kas išbūna 5 paras, tarkim, atvažiuoja parai, 2 parom, ar ten pusdieniui, tai per tą laiką tu ten tik pasižiūrėsi ir nieko nesuprasi. Man pačiai reikėjo tikrai nemažai degimų šalia dalyvauti jau vadovaujančių žmonių, kad suprastum, kas čia vyksta ir kaip turi būti. O kai pradedi pats daryti, tai tada tu už viską atsakingas, viską turi sugalvoti, nes niekas už tave nepasakys tau, ką daryti, jeigu nesiseka. Ir prie krosnės būna karštis, kartais arba šalta būna. Būdavo, kad vasarą degdavom, tai jeigu laukia plus 34, o prie krosnės ten vėlgi antra tiek to karščio, labai karšta. Tai čia ta sunkioji dalis, o ta malonioji dalis, kad labai gražu. Liepsnos, jo šoka krosnėje, ten tas, juk visi matėm laužą, ar ne, kaip jos gražiai ten kokias figūras išdarinėja, tai gražu žiūrėti, gražios spalvos, aišku, daug tikėjimosi, gerų rezultatų, daug vilčių prisimeni, bet galų gale tiek dirbau, dabar bus pabaigtas tavo darbas, nes kartais būna porą metų laukia, kada pakliusi krosnį, nes ar tai vietos nėra, ar tas degimas nusikelia. Ir dar būna, man naktiniai degimai labai patinka, 6 valandas visą naktį tu esi prie krosnės. Tai ir aplinka labai įdomi būna, tai, pavyzdžiui, skirtingų sezono laikų, žinai, kelintą valandą prabunda paukščiai. Galų gale žvaigždėtas naktį dangus labai gražu. Tai ten ta ugnis kaip ir jaudrina tas emocijas ir, viskas taip paryškintai gražu. Įdomu, kokia dalis žmonių, matydami, kad ir vazą, kurią aš dabar matau prieš akis, supranta, kiek jį laiko degė galų gale, kokį gimimo, augimo ir brendimo kelią yra kūrinys vienas ar kitas nukeliavęs. Gal dar būna netgi toks dalykas, kai tu kažką padarai, naujo išdegi krosnį, naujų darbų. Ir jų kaip ir niekam nereikia. Jų prireikia po 3 ar 5 metų, staiga jų prireikia, o visą tą laiką jų niekam nereikia. Arba būna, kad tu darai, kas tau gražu, kas atrodo turėtų visiems patikti, bet iš tavęs reikalauja kažko labai primityvaus, kartais supykus sakau 6 lygio. Ir dar būna, kad žmonės labai neskiria to gamyklinio daikto nuo to, ką padaro žmogus savo rankom, nes vėlgi, ar tu
tu netiražuoji tų savo darbų. Nu, gali būti, kad tu sumanai padaryti vienokį ir kitokį dizainą ir tarkim nužies ten 20 tokių podelių ir tu pats juos nužiedė, o ne eini pažiedė ir nesakai, tu man nužies, ko aš ten nuglazūruosiu ir čia bus mano darbas. Nu, tu sugalvoji ir pats įgyvendini, tai tarkim jau padarai 20. Bet vėlgi dirbant su malkiniam krosnim ir tais malkiniais degimais, tu gali nužiesti visai vienodų 20 daiktų ir jie degimo metu vis tiek turės skirtingus raštus. Tai va, jie bus lyg ir vienodi, bet ir skirtingi. Bet žmonės kartais galvoja, kad meistras turi mokėti padaryti taip, kaip padaro fabrike. O ten daro, tarkim, lieja gipsinės formas, ar iš viso kažkoks robotas štampuoja ten lėkštes ar dar kažką. Ir yra visai skirtingi procesai, skirtingos medžiagos naudojamos, vienokią ar kitokią formą išgauti. Ir žmogus jis visai neprivalo lygintis su tais robotais ar su to mašinom ir daryti už jas ten ar geriau, ar, jis daro kitaip. Taip kaip tu gali pasimti atvirutę ir tu gali sėsti, paimti popieriaus lapą ir nupiešti vėlgi tą pačią puokštę gėlių, kuri yra atvirutė ir, skirsis, ar ne? Tu nenupieši kaip fotografijai, bet tu nupieši kažkaip kitaip, gal ir gražiau. Čia balta įvairiausių vazų ir didelių ir mažyčių laukia užklydusių. Kodėl vienu metu užgimsta vienokia vaza, kitu metu kitokia? Gal plačiau galėtumėt išskleisti vazų gimimo procesą? Tai vazos gimsta galvojant apie gėles. Netgi turėjau tokį nuotykį, kai gavau puokštę dovanų gėlių ir kambarį buvo gal 20 vazų ir nė viena vaza netiko tai puokštei. Ir tada aš susimąsčiau, kokios reikia tos kasdienės vazos, kokio dydžio, kokios formos, kokie patoginai gėlėms, ar tai puokštė gėlių, ar ten 3 gėlės kokios. Ir tada pradėjau aš jas labai, kaip apgalvotai daryti. Ir būna, jeigu, pavyzdžiui, žiedi ir pabosta tau žiesti. Arba pasiemi kitą molį ir matai, kad iš jo yra geriau lipdyti. Tada pradedi lipdyti. Tarkim, jeigu darai kokias ovales, aptakes formas, staiga tau norisi kampuotų linijų. Tada pradedi daryti kažką kampuoto, gal grubesnio paviršiaus, ar kaip tik labiau nugludinta. Tai visada stengiasi kaip ir paįvairinti savo tą darbą ir vėlgi, kad tai būtų interjero puošmena. Kokios gėlės jūsų pačios mėgstamiausias yra? Labai daug gėlių, labai sezoniškai. Tai aišku, jurginai varo iš proto tiesiog, bet bėda ta, kad jos reikia iškast rudenį ir išsaugo dar. Labai mėgstu sinevadus, man jie tokie gražus, dar kosmėjas mėgstu, nes irgi vaikystėje sakė, kad tai negražios gėlės, bet aš galvoju, kodėl jas negražios, nes man jos gražios, jos irgi visur pražįsta, mėgstu labai rusmenės, nes jos tokios paslaptingos ir jas telpa kamanė, įsivaizduoju, tylenta kaip į kokį urvą kamanę. Ir mėgstu šiaip gėlės, kurių sėklas atpučia vėjas ir jos pasisėja ir užauga. Ir žiūrėk, dygsta kažkas. Tada lauki to žiedo ir pražįsta. Tai labai mėgstu tas vėjo atneštas gėlės. Ir mėgstu žiemą, mėgstu amarilius, meilenius, visas spalvotas, ryškės, tokias faktūrinės, tokias riebes, mėsingas ir aišku, tuo pačiu kokias nors be galo trapes, tokias neįtikėtino trapumo gėlės. Gėlės yra neįtikėtinas grožis ir dar vėlgi paskutiniu metu visi sako, reikia man vazono. O aš jų taip nenoriu, neįdomu vazonus daryti, bet dabar
lyg ir susitarėm su viena moterim, kuri augino orchidėjas. Tai vat vėlgi orchidėjos kokio grožio gėlės yra, ar ne? Ir netgi daryti joms vazoną, kodėlgi ne, nes, tam augalui bus smagu augti jame, bus gražu. Kuris jums gaminys yra pats mėgstamiausias? Labiausiai mėgstu aš puodelius ir dubenėlius, nes iš jų, valgom, ar ne? Iš puodelio geriam, o iš to indo, dubens ar lėkštės valgom. Tai šitie daiktai man patinka ir šiaip aš mėgstu žiesti. Ir man žiedimas tai toks, būna darbų visokių labai įvairių nutinka, kad keramika nėra tik tai jos darimas. Yra labai daug visko, ar ne? Ir pardavimas, ir išeksponavimai, ir pasiruošimo darbai, daug visokių darbų, ir šiaip gyvenimo visokie reikalai darbai. Tai kai jau labai mane nuvargina visokie reikalai, aš jau sėdžiu žiesti. Ir tas žiedimas man toks, kai kas sakytų meditacija, tai man tas toks nusiraminimas ir pailsėjimas. Sako, baig dirbti, nesako, einu pažiesiu, man bus tada geriau. O visada svajoju, aš mėgstu daryti didelius, keistus daiktus, kur net pati nelabai galiu paaiškinti, ką aš nulipdžiau ar ką norėjau nulipdyti. Bet tam nelabai yra laiko. Bet vis svajoju. Ir manau, kad ir toliau darysiu. Tai gal galėtų būti kūriniai parodoms. Bet puodelio labiausiai visiems reikia. Kuris tokio kūrinio realizavimo momentas jums yra pats maloniausias? Aišku, visada mieliausia, įdomiausia, tai dar svajoti. Reiškia, kai tu žiedi, kai tu minkai molį, pradedi, pasirenki molį, jį minkai, ruošiesi, darai. Ir paskui jau, realiai dirbi su medžiaga. Tai yra tikrai, teikia daug vilčių. Labai įdomu degti krosnį, nes gražios liepsnos labai pačioj krosnį ir ten visa keramika švyti kaip saulė, visi daiktai švyti, visos formos švytinčios, ten netgi pagal spalvą gali nuspėti temperatūrą, kiek ten tų laipsnių yra. Tai tas labai gražu, paskui aišku būna, kol krosnis aušta, tas toks nerimo momentas, kas ten, ką tu ten pamatysi, ar pasiteisino tavo lūkesčiai ir vis dėlto padarai klaidą, nes keramikoje klaidos padarimas jisai išlieka per visą procesą. Jeigu tu kurioj nors vietoj suklysi, nors truputėlį, tu pamatysi ir sakysi, ai nieko, bus blogai, bus brokas. Arba būna, kad tu nepastebi tos klaidos ir vis tiek jinai išlenda, gauni vėl broką. Tai ir tas gražumas ateina po kiek laiko, to pamatymas, kas yra iš tikrųjų gražu. Nes būni gal kiek apsvaigęs nuo to viso proceso ir tau atrodo įspūdingesni, efektingesni daiktai, jie lyg ir gražesni, bet paskui laikas praeina, koks bent jau metai ar 3 metai ir tu atrandi tą tylų grožį, kurio tu gal nepastebėjai iš karto. Tai po kelių metų pamatyti daiktai, tokie tu juos būni pamiršęs, kaip tu juos kūrei ir jie patys iš savęs kažkaip spinduliuoja kažkokią mintį, formą, kažkokią emociją tau sukelia. Tai tada geriausiai juos žiūrėti, pamatyti. Ir paroda, jinai yra šventė keramikams, bet tai jau nieko jau su darbu neturi bendro. Tas pats daiktas kiekvienoje erdvėje jisai skirtingai atrodys, kur tu jį padėsi, jis gali pranykti, jo gali nesimatyti, jis gali likti labai neįspūdingu. Tu jį išeksponuok, jisai gali, sakys, kaip gražu. Ir vėlgi dar sekantis etapas yra to kūrinio, kai jis randa namus, jis randa
žmonės, kuriuos jisai džiugins. Nes kažkurio momentu išdžiugino mane, o dabar jisai randa naują šeimą ir gyvena naujoje šeimoje, tai kaip moteris nuteka, taip ir daiktas iškeliauja į kitus namus. Ar vis lengviau, ar vis sunkiau ištekinti savo darbus? Nu, šitie dalykai truputį nesuprantami man iki šiol, nes tai jų reikia, tai nereikia, bet šiaip gerai sekasi. Bet tai yra nesuprasti, nuo ko kyla žmonėms mintis ir norai. Apie Japoniją dar noriu paklausti. Pavyzdžiui, jeigu nebūtumėt ir Japonijai, keramiką atradusi taip, kaip ją atradot, galbūt tik iš tos kūrybinio taško nebūtumėt prieėjus, arba tokia tvirta savo pasirinkimais galbūt nebūtumėt. Kai esi jaunas, tai turi daug visokių svajonių, įsivaizdavimų, kad gali būti taip ar anaip, ką tu sugalvoji. Bet realybė dažniausiai būna labai žiauri ir negailestinga. Tai tos pirmos pamokos jos buvo tikrai tokios net su ašarom, kai nieks ten nesirūpina, ko tu nori. Tiesiog yra taip, kaip yra ir kitaip būti negali. Tai apie keramiką vėlgi ten jie kiekvienam žingsnį siekia to kaip ir tobulumo ir labai atsakingai žiūri visus savo veiksmus. Tai vėlgi, kadangi molį net ir kasa patys ir molį perdirbti ir pritaikyti jau tam keramikai, užtrunka daug laiko, pastangų, tai jie net neleidžia išdegti. Kaip sakot, ką daryti, jeigu matot, kad forma ne visai tvarkoj. Tai jie net neleidžia išdegti. Tu gali dirbti, dirbau mėnesį, ten žiedžiau, lipdžiau, stengiausi. Dabar ateina krosnės degimas ir sako, išsirink 3 darbus, kuriuos tu tikrai nori išdegti, o kitus į vandenį užmerksim mes ir vėl iš jo padarysim molį. Tai tas buvo smūgis toks visai netikėtas, kaip taip gali būti, juk šitiek laiko stengtasi dirbta ir ką tai, nesakė, žinoma, tai jeigu mes išdegsim tavo tuos netikusius darbus, tai jau jie bus ilgamžiai, jie, pakeis tavo tą būvį molis, ar ne, jis taps tuo akmeniu ir jis bus tvirtas, kietas, jo lengvai, nesunaikinsi. O kol jisai yra neišdegtas, tai tu užpyliai vandeniu ir tas molis jisai atmirks ir bus lengva vėl iš jo žiesti, iš naujo daryti geresnius darbus. Ir tikrai tai buvo labai gera pamoka, tokia įsimintina, kad ką bedarytum visą laiką galvok, ką tu darai, kad čia ne pokštas tau ir ne kažkoks laiko praleidimas. Tu turi jau tą sumanimą turėti labai konkretų tikslų ir žinot, ko tu sieki, ko tu nori. Čia toks per kraują vos neateinantis, bent jau per ašarą supratimas. Bet tai labai gerai, tai negaišti laiko kažkokiom, Ir dar man buvo, irgi visą laiką svajoju aš turėti savo krosnį paskui jau, nes kol neturi savo krosnės, tai nieko negalima, ir to negalima, ir šito negalima, ir taip negerai, ir taip nedaryk. O kai, aišku, jau galų gale pasistačiau tą krosnį ir svajonė tapo realybė, pasirodė, kad aš visai netaip įsivaizdavau, kad aš svajoju visai apie kitokius dalykus, o čia dabar toj realybėje viskom reikia pasirūpinti, ir malkom, ir lentynom, ir visais papildomais darbais, ir labai labai daug papildomos veiklos yra tam išdegimui, tam gražiam rezultatui, ką žmonės mato parodose, tai yra ta vyšnė ant tortuko jau visiškai, o viso to nieks nemato ir nežino, bet tam yra tikrai labai daug laiko skiriama fizinio sunkaus darbo įdėta ir tai dažnai būna labai neįdomu, vargina ir atrodo, galėtum ir įdomiau laiką leisti, bet jeigu nori to kažkokio rezultato, turi visą tai padaryti.
Tai man gal buvo dar irgi, kad kai svajonė išsipildo ar tampa realybė, jinai labai skiriasi nuo to, ką tu įsivaizdavai. Kaip jūs įvertinat savo darbus? Ar jums lengva yra tai padaryti? Kažkaip anksčiau buvo labai prisisvaigta ir prisiklausyta istorijų, kaip kūrėjas tik tai kūrė ir nieko nesirūpina. Tai aišku, labai taip malonu leisti laiką, tik tai vėlgi reikia tų pačių medžiagų, iš ko kurti. Tai jeigu žiūri viską paprasčiau, tai tada ir parduoti yra paprasčiau. Tiesiog nereikia prisisvaiginti ir būti realistu. Tai jeigu žiūri savo kūrybą, tam tikrą prasme kaip į darbą, tai ir gauni tu užmokestį kaip už darbą. Nes jeigu tu pats nesugebi savęs išlaikyti, užsidirbti, tai kažkas tada vadinasi tavim turi pasirūpinti. Už tavo klėdesių sumokėti, tau nupirkti realiai molio, sumokėti už elektrą ir visą kitą. Tai, vėlgi, va čia prasideda tas atsakingumas. Ar aš esu įsivaizduotoja, ar vis dėlto aš sugebu dirbti ir save išlaikyti. Kam labiausiai linkėtumėt atrasti jūsų kūrybą tiems, kurie dar neatradę? Norėčiau, kad šitoj balta erdvėj mane atrastų tie žmonės, kurie pas mane eina daug metų, gal jau 3 ar 5 metus ir vis neteina. Tai kad jie ateitų į baltą, pažiūrėti gražios tekstilės ir sakytų, o, čiagi ta keramika, kurios aš senai norėjau. Ir vat jinai yra šalia kartu su gražia, švelnia, minkšta tekstilė. Ir tai rastų ją žmonės. Ir netgi labai linkėčiau tie, kurie iki šiol visai nemėgo vazų ir vazelių ir labai negražiai apie jas kalbėjo ir sakė, kad tai pats nereikalingiausias daiktas žmogaus gyvenime, kad vis dėlto suprastų, kad jos praverčia ir kad jos yra gražu. Šita keramika, jinai tinka prie visų interjerų, jinai tinka prie modernaus, kur betonas, stiklas, metalas, jinai įneša to tokio žemiškumo labai, to grunto, tikro ant ko stovi namas. Ir visokiuose, kad ir bute, bet kokiam paprastam, moderniam, senoviniam, jinai arba savo formą gražiai papildys tą interjerą ir galų gale jinai visada funkciją turi. Tai tikrai aš vis galvoju apie gėlės, keistas augalas ta gėlė, turi tokį gražų ryškų žiedą, yra tokia trapi ir labai džiugina žmonės, jinai, ypač moteris, man atrodo, pataiso nuotaiką, kažkaip pralinksmina. Tai lygiai taip pat ir ta vaza, jinai yra tokia kaip ir galimybė tai gėliai ilgiau gyventi, tas maisto kaip vandens ar žemės, tas maitinantis toks indas. Ką jūs būtumėt gyvenime praradusi, jeigu nebūtumėt atradusi keramikos? Manau, kad man būtų liūdna ir nuobodu. Tarp visų pareigų, visko man tikrai reikėtų kažko tokio savęs palinksminimo. Gal aš būčiau tada tekstilininkė. Štai toks įkvepiantis ir išmintimi turtingas šiandien buvo pokalbis su keramike, Karmazinų keramikos meno centro įkūrėja Beatričė Kelerienė. Dėkoju Jums, mėly klausytojai, už kartu praleistą laiką ir kviečiu susiklausyti kitose tinklalaidės Autoriaus diena epizoduose. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Čia buvo žurnalistė Milda Paukštė. Iki malonaus.